Viską girdėjau. Na, ką jau čia apie mane kalbat? Anyta, ir be jūsų temos turime apie ką gyvenime pasikalbėti. Atšlubavo sena varna. Ai, kokia. Smačna, šūdų kvanka. Anyta, Tylėk. gerai, kad atėjai, mama. Yra ką pašnekėt. Daivai galva susisuko. Jis sugalvojo būti moterų trenerė. Ką tokio? Visai nėra reikalo su mama visų šitų reikalų aptarinėti. Ką tokio? Ji planuoja būti, kaip pasakyt, kaip psichologė. Moterims patarinėt, kaip gyvent, kaip tvarkytis reikalus. Viskas, jau skelbimas sudėjo į internetą. Daiva? Psichologė? Taip, dabar čia taip madinga yra. Susirenka, susėda ratu, smilkalus degina, kakavas siurbia, šnekasi ir verkia viena kitą. O viešpatie. Nereikia nei kažkokio išsilavinimo, nei mokslų, nei diplomo, nieka. Svarbu plunksnom apsikaišiot, karoliais apsikarstyt, bugnelį kokį dar trankyt afrikietiškai ir basom kojom vaikščiot ir viskas. Jau gali patarinėt, gydyt kitus žmonės. A tavo žmona patars? Kam? Taip, mama, mano žmona Daiva patars, kaip gyventi, mokys. Kaip tai? Tu gal kokių vaistų prikalusi, kas tau nedašunta? It's too late now to matter, baby. Now we're lost in the haze.